Aš galvoju, kad pradžioj gerą pusvalandį papasakosiu, ką aš esu numatęs maždaug, bet norėčiau, kad būtų diskusija ir norėčiau sulaukti klausimų, kas jums įdomiau. Gal kas nors buvot matę, susitikę Kaune ar Vilniuje ar dar kur nors kitur. Gal skaitėt jo mintis, skaitėt tuos straipsnius, kuriuos atgimimo laikais publikavome. Gal kas nors patiko, kas nors nepatiko. Justinas Mikutis buvo tikrai sunkaus charakterio. Visas sovietmetis dabar, žvelgiant atgalios, buvo tikrai sunkus periodas. Ir tikrai aš nesutiksiu su tais žmonėm, kurie prisimena ar jaučia nostalgiją ar dar kažkaip. Reikėjo kažkaip išgyventi, norint neparduoti dūšios, reikėjo kažkaip vyniotis. Reikėjo ir išgyventi, bet ir kartu reikėjo neprisitaikyti prie tos sistemos, norint išlikti normaliu žmogum. Aš jau nekalbu apie padorių žmogum. Justinas buvo iš tikrųjų kiauras žemaitis ir jisai ir didžiuodavosi šituo žemaitiškumu ir kartais keikė tą žemaitiškumą, sakė, jeigu jau yra, Žemaitijoje, tai sako, gali kalbėti su bet kokiu pijokėliu prie parduotuvės ir vis tiek nebus nuobodu. Bet sako, jeigu jau buka žemaitis, tai sako, pralenks visus kitus kvailius. Taip kad Žemaitija ar žemaitiškas mentalitetas jam atrodė, tokia kaip lakmusas. Jisai, matot, žemaičių, Šateikių Rūdaičiuose jisai gimė tokiam kaime. Tėvai prastai gyveno ir 90 metais dariau filmą Agrastų vyną apie Mikutį ir vienam iš interviu jo pusseserė pasakojo, kad Justis, sako, buvo neimamas ant rankų, net būdamas kūdikis. Jis bijojo, jeigu jį moteris paima ant rankų, panešioja. Deja, jisai toksai buvo jautresnis. Gal ten truputėlį buvo ir tam tikrų psichologinių reikalų, kurie vėliau truputį išryškėjo, bet jisai norėjo mokslo, norėjo šviesos, jisai iš prigimties buvo užaugęs krikščioniškoj šeimoje, katalikiškoj. Ir jie sutarė su Kretingos pranciškonų vadovybė. Pranciškonai, kaip ir kiti vienuolynai, priimdavo naujokus, jeigu jie atsineždavo savo stipendijas, savo pinigus, savo įnašą. O Mikučiai neturėjo tų pinigų. Bet vienuolynai, pranciškonai, aš nežinau kaip kiti vienuolynai, bet Kretingos pranciškonai sutiko juos priimti, du Mikučius, Justiną Mikutį ir jo brolį Antaną, su ta sąlyga į gimnaziją, kad jie įgavę išsilavinimą eis į kunigus. Ir Justinas ir Antanas pasirašė šitos raštus. Ir šitaip jie gavo ir mokslą, ir nakvynę, ir maistą. Bet praėjo, aš nepamenu, kiek tenais tiksliai laiko, ar metai, ar pusantrų, jo brolis Antanas pabėgo, jam nusibodo tam vienuolyne studijuoti gimnazijai, jau brendimas, jau merginos rūpėjo. Ir tiesiog pabėgo.
o kadangi jie buvo priimti kartu, tai pašalino iš tos gimnazijos ir Justiną kartu. Tiksliau nepašalino, bet nebedavė jam kur gyventi ir maisto nedavė. Tai Justinas kurį laiką norėjo studijuoti, bet jisai nakvodavo Kretingos geležinkelio stotyje. O kaip valgė, tai nieks nežino. Tai yra tam tikras toks momentas, kad žmogus tikrai nepasidavė, jis galėjo dėl svarbesnių dalykų aukoti kažkokį utilitarinį procesą ar patogumus ar panašiai. Ir visa tai po to jam gyvenime ne tai, kad pravertė, bet tęsiasi gyvenime jo tas toks sistema išmeta ir jam reikia išsilaikyti ir jis toj sistemoje vis tiek dar ir sugeba vėliavą iškelti ir rasti savo pašnekovų, klausytojų ir aiškint galėjo. Čia jūs pasitiko Justino Mikučio priešmirtinę nuotrauką. Ja darė Audrius Naujokaitis, mano pažįstamas, jis jau miręs, nors jaunesnis už mane. Mikutis paskutiniai ligoniniai buvo kovo 8-osios, ten už Vilniaus geležinkelio stoties, ten tokia mirtininkų buvo palatos, bet man atrodo, kad šitas veidas vis tiek jis labai iškalbingas ir jisai mikutiškai sodrus toksai, jisai, ir toks, ir šventas, ir labai šventas, bet ir kartu toks išprotėjęs, yra kažkokio tokio labai gilaus tokio jau nežemiškumo, jau prasideda kažkokia ontologija ir anapusybė prasideda. Iš tiesų po kelių dienų jau jisai ir pasimirė. Bet apie mirtį truputėlį dar vėliau. Jisai buvo šitoj Kretingos gimnazijai, kuomet prasidėjo nacių okupacija. Ir tuo metu prasidėjo didieji žydų valymai. Dar šaudimų tiesioginiai gal ir nebuvo, bet jau matė, kas vyksta. Ir gal girdėjot, negirdėjot, bet esu rašęs ir spaudoje apie šitos dalykus. Ir man visą tai paliudijo ir kai kurie disidentai iš Maskvos. Ir čia Vilniuje ir Gedgaudas irgi iš Žemaitijos, šitas muzikologas ir Gedgaudų šeimoje Justinas Mikutis dažnai lankydavosi, tai jie patvirtino šitą daiktą. Vieną kartą vedė grupę, didelę koloną žydų, jie turėjo išsirikiuoti Kretingos aikštės pakraščiais ir Justinas įsimaišė į šitą grupę ir ėjo kartu su žydais, norėdamas nors kažkaip solidarizuotis, protestuodamas prieš šitą situaciją, nepaisant, kad čia naciai su automatais ir brauningais vaikštinėjo šalia. Ir jisai ėjo iki tos aikštės kartu ir po to, kai reikėjo išsirikiuoti, jis stovėjo toj bendroj grupiai, bendroj linijoje. Ir po to Justinas pats kelis kartus ir man yra pasakojęs, ėjo karininkas ir, taip tiesiog žiūrėdamas į žydų veidus,
nu taip truputėlį provokuodamas, truputėlį lyg grasindamas. Ir staiga Justinas keli žingsnius į priekį išėjo ir kadangi jis vokiškai mokėjo, net ir jaunas būdamas, jisai sako, žmonės, ką jūs darote, ką jūs darote. Ir sako, priėjo tas karininkas nacis prie manęs ir taip, nu sako, mūsų žvilgsniai susitiko. Ir mes taip smarkiai viens į kitą pažiūrėjom. Ir sako, aš jį nulenkiau žvilgsniu. Ir jisai tada, nu, kažkaip pamatė, kad nu, suprato, ant ko pateko, o jam jis negalėjo tenais kažkaip, būdamas karininkas prieš kareivius, rodyti savo pralaimėjimą. Jis tiesiog apsisuko, numojo ranką ir liepė sargybiniam. Ten keli net ir žmonės, lietuviai iš aikštės pasakė, kad jisai ne žydas, sako, varykit jį iš kolonos. Nu tai ir jį ištempė tada. Nu tai, matot, tų momentų yra daug, bet aš negaliu likti prie tų tokių jautresnių dalykų. Dar jo gyvenime karo metu jisai įstojo į Vytauto didžiojo universitetą Kaune, teologijos fakultetą, ir jam dėstė ir Juozas Abrazevičius, ir Antanas Maceina, ir Jonas Grinius. Bet jau dabar tiksliai nepamenu, kelintais metais uždarė tą universitetą naciai ir tiesiog paleido studentus, ar 42, man atrodo. Kaip? 3. Jo, ir tada Justinas grįžo į Žemaitiją ir jisai mokytojavo Grigaičių mokykloje, čia netoli Beršoro, nu į savo gimtas vietas prie Platelių. Ir sulaukė antros okupacijos, gyveno kažkokioj troboj, kartu kitam kambarį kažkokia kita mokytoja dar gyveno. Ir jo nesuėmė sovietai todėl, kad jis buvo labai ir atrodė ir iš tikrųjų buvo biedniokas. O žinot, kad sovietai pradžioj norėjo eliminuoti ūkininkus stipresnius ir verslininkus, pedagogus, dalį kunigų, kurie neparsidavė sovietų sistemai, nu ką, gydytojus, policininkus savaime suprantama. Bet Justinas, jisai nekrito į akis, nes jisai visą laiką buvo toks, čia galiu, palaukit, aš nerodau visai, užmiršau, kad galima būtų, va čia šitą truputėlį, nežinau, koks čia laikas, bet aišku, kad tai yra, nu, turbūt gimnazijos laikas. Jisai vienoj klasėj, dar truputėlį grįžtų į Kretingos gimnaziją pranciškonų, jisai mokėsi kartu su skulptorium Antanu Mončiu. Ir jie labai draugavo. Aš atgimimo laikais, kai pirmą kartą į Paryžių nuvažiavau, mes susitikom su Mončiu ir aš daviau įrašų paklausyti Justino Mikučio ir Mončiais nemažai papasakojo apie tą laiką. Va čia yra pranciškonų kaip čia, šitaip. Ir matot,
Mikutis su Mončiu stovi, va Mikutis, o čia Mončys. O Mikutis taip vienas iš labai nedaugelio nežiūri į fotografą, žiūri taip į šoną. Nu, toks, nu, jo tipas toksai buvo toks truputėlį į šoną. Bet ką man Mončys papasakojo, sakė, Justis jau tais laikais buvo genijus. Nu, jisai gal truputį pasūdė, bet sako, jis labai mėgo poeziją ir tais laikais, nu, jie galėjo skaityti ir vokiškai, ir lenkiškai, ir rusiškai. Sakė, kad Eugenijų Onieginą jisai vieną kartą perskaitė, ten apie 90 puslapių ten tos poemos, ir jisai jau pakartojo mintinai visą galėjo pakartoti. Nu, jis turėjo kažkokią tokią Dievo dovaną, gabus žmogus buvo. Ir pasakojau, va čia truputėlį išryškinau šitos jos abudu. Čia Mončys ir Mikutis šalia. Jau pradėjau kalbėti apie tą sovietmetį. KGB archyve yra jo byla, šičia jos abidvi atvežtos tos bylos. Ir kadangi mes su Justinu Mikučiu draugavom maždaug nuo 76 metų iki jo mirties, iki 88. Taip kad, nu, kokią 11-12 metų. Tai per tą laiką, žinoma, įvairiausi reikalai būdavo apkalbami ir aptariami. Jis šitų sovietinio persekiojimo ar teismo reikalų jisai nemėgo pasakot, eksponuot. Dabar matot, kai mes visi laisvėj gyvenam, kai visas atgimimas, čia tie įstaigos struktūros įkurtos atminimo, bet tais laikais sovietmečiu viso to nebuvo ir visai neaišku, į ką galėjo pavirsti situaciją. Bet nepaisant to, jisai nemėgo nei didžiuotis, nei pozuoti šitais savo tokiais skauduliais. Jis kartais sakydavo, kad jį mušė saugume, sakė, 1,5 paros. Į Šiaulių saugumą nuvežė ir ten ir kojom, ir rankom, ir ko tik nori. Ir jisai po to, kai kartais jis pats važiuodavo, grįžęs jau iš lagerio, kas kuris laikas į psichinę ligoninę važiuodavo, jis sakydavo, kad čia yra padariniai tų didžiųjų sumušimų. Nes galva tikrai labai sudaužyta jo buvo. Tai šitam bylos procese, toj pačioj byloj yra keli laiškai. Vienas yra Mikučio tėvo laiškas SSSR generaliniam prokurorui ir po to paties Justino Mikučio laiškas tam prokurorui. Tai abiejose tuose laiškuose pabaigoje yra toks rusiškas sakinys, pasakysiu lietuviškai, ir tėvas, ir sūnus sako, kad esu nekaltas ir jeigu jūs sutinkat, kad aš nekaltas, tai paleiskit tada. Bet jeigu jūs manot, kad aš esu kaltas, tai jūs mane sušaudykit. Ir tėvas tą patį sakinį irgi užrašęs tam generaliniam prokurorui, cituodamas savo sūnų, kuris jau gal 8 metus jau tenais Vorkutoj ir Uchtoj ten lageriuose, ten Anglį kasė.
Nu, žinoma, jo nepaleido tada ir nieko nepadarė dėl šitų dalykų, bet čia parodoj yra trys lagerio nuotraukos, Justinas tenais, ir vienoj jisai kartu su Vincu Bytautu. Jis aukštaitis iš Utenos. Aš kai dariau tą filmą, tai mes dar ilgokai interviu su juo padarėm. Ir jie, matot, jie iš lagerio bėgo. Nusprendė, kad reikia bėgti. Ir tas Bytautas pasakojo, sako, mes su Juščiu aišku žinojom, kad mums nepavyks pabėgti, nes ten žiema, tundra ir tie visi vietiniai gyventojai užverbuoti saugumo ir įduot visus pabėgėlius iš lagerio. Nu, trumpai kalbant, juos pasivijo sargybiniai, buvo dar žiema, sniegas, pėdos ir su šunimis pasivijo ir kai Justinas kurį laiką gyveno pas mus Vilniaus Jeruzalėje, mano dirbtuviai, tai mes kartais eidavom kartu į pirtį. Tai kai išsirengdavom nuogi, aš matydavau jo užpakalis toks groblėtas. Tai aš sakau, ar čia tie sargybinių šunys pakramtė, sako, jie. Nu, bet daugiau nieko tokio nebuvo, bet ten, žinoma, išgyvent šitą daiktą buvo labai sunku. Matot, aš nenoriu piknaudžiauti šitais tokiom istorijėlėm, bet aš noriu šiek tiek šiuolaikiniam klausytojui priminti, o jaunesniem ir papasakot, iš kokios erdvės, iš kokių sistemų, iš kokių sąlygų sugrįžo tie lagerininkai, tremtiniai 56 metais, jau po Stalino mirties, ir patenka į Tarybų Lietuvą. Ir randa žmonės, aš kaip tik tais metais tik tai gimiau. Nenoriu čia sakyti, kad čia sutapimas, nesutapimas, tiesiog toks likimas buvo ir viskas. Bet kodėl Justinas Mikutis praėjo, kiek dabar jau, nuo 88 metų, 12 ir 24, jau 36 metai. Jau daug praėjo laiko. Bet jis vis tiek liko, žinokit, svarbus. Jis svarbus dėl daugelio dalykų. Ne dėl to, kad jisai buvo protingas, ne dėl to, kad jis buvo, kaip ir Mončiai sakė, genialus, bet dėl to, kad jis buvo padorus žmogus. Jis nemėgo prisitaikėlių, nemėgo apsimetėlių ir mes, jauni menininkai, su juo pradėjom smarkiai bendrauti, nes pamatėm, kad jis yra visai kitoks žmogus, negu mes kasdien sutinkam, tokius ar pusiau lūpų kalbančius. Sovietmetis, žinot, situacija tenais labai drąsiai. O jis buvo netgi pabrėžtinai, net kartais hamavodavo savo šitą drąsą. Jeigu matydavo, jis lankydavosi pas aukščiausio lygio kultūrininkus ir kompozitoriaus Balsio šeimoj, Klovos šeimoj. Jisai su Balsienė, Balsio žmona, Plungės gimnazijoje kurį laiką studijavo. Ir tam Agrastų Vyne kaip tik abi dvi seserys šitos pasakojo apie mokyklos baigimą ir karo prasidėjimą ir panašiai. Ir Justinas galėdavo į kaktą
dėti, kalbėti. Matot, tokių situacijų ar tokių židinėlių, tokių užuomazgų Lietuvoje buvo labai nedaug. Tokių žmonių, kurie galėtų ir turėtų išminties, turėtų supratimo apie literatūrą, muziką, poeziją, meną ir politiką, ir labai istoriją. Jis labai mėgo, ne tai, kad mėgo, bet jisai kiekvienu atveju, aiškindamas paveikslą, jisai labai daug niuansų ir tokių rakursų ir istorinių, ir religinių, jis imdavosi įvairių tokių pavyzdžių, norėdamas papasakot nebanaliai ir nebūtinai tiesiogiai, nebūtinai taip aritmetiškai, kai kuriuos gero meno kūrybinius projektus paaiškint. Anotacijoje mes ten rašėm, kad aš paminėsiu kai kuriuos poetus, muzikus, menininkus, kurie Justinui Mikučiui labai patiko. Jis, matot, net atėjęs į kokią nors šeimą, jisai žino. Justinas, matot, mes galim žaisti, kad čia kažkokios būrėjos ar ekstrasensai ar dar kažkaip. Justinas turėjo tikrai dovaną, tą matydavo, kiaurai žmogų matydavo. Bet jisai niekad nei pozuodavo šituo dalyku, nei jisai piknaudžiavo. Bet jeigu jis matydavo situaciją, pavyzdžiui, šeimoje, kur šeima iš tikrųjų ir žmona, ir jos tenais visa giminė yra nukentėję nuo sovietų ir tokią šventą gyvenimą gyveno net sovietmečių, bet ten paėmė vyrą, kuris ir Leniną sukūrė ir panašiai. Tai Justinas, aš esu dalyvavęs kelis kartus šitoj šeimoje, kartu mes buvom pas juos ir Justinas ima deklamuoti kokią nors poeziją visai apie ką kitą. Ir jis nepasakoja, kur ką jūs ten blogai padarėt ir žiūrėkit, kaip reikia daryti. Bet jisai duoda tuos perliukus, tą tikrąjį meno branduolį. Aš čia pasėmiau 3 nedidelius eilėraščius. Justinas juos kartais, kadangi buvo laikas, kai kokią metus ir kelis mėnesius jis gyveno mano šeimoje nuolatos. Jis niekad negrįždavo į savo tą kambariuką Naujoj Vilniui. Ir jam patiko, nes pas mus visą laiką žmonių buvo ir visokių, aš paišiau, tapiau ir nebūtinai jį, kartais mes einam į svečius pas Keliuotį, pas kunigą Kazimierą Vasiliauską ar dar pas kažką, pas tokius nelabai prisitaikiusius žmonės. Ir Justinas kartais deklamuodavo vokiškai, kartais prancūziškai, vokiškai Traklį, Hölderliną, Stefaną Georgę, Goethe, jis tuos klasikus jisai labai mėgo. Ir jisai neversdavo. Jeigu jūs žiopliai nemokat, tai negi aš dar jums čia turiu versti kažką. Bet aš pacituosiu Kazį Binkį, kurį jisai šitą rūtą, jisai labai dažnai cituodavo ir kaip tam tikrą meno sąlygotumo, nes Justino žodžiais menas niekad nebus menu, jeigu jisai bus tiesioginio poveikio. Geras menas visada užuominas duoda, tik tai štrichus, tik tai tokius kvėptelėjimus.
apie socrealizmą tai čia mes jau ir nekalbam. Bet va, Kazio Binkio šita rūta jam atrodė labai stipri. Šypsodamos skina jį rūtą, šypsodamos pina kasas. Šią naktį bernelio ir būta, šypsodamos skina jį rūtą, tyliau, sužinos, tai pražūta. Bet kaip sužinos tai ir kas? Šypsodamos skina jį rūtą, šypsodamos pina kasas. Jaučiat intrigėlę ir toks neužbaigtumas, nepabaigtumas, bet tai ir kaip tik ir gelbsti meno išraišką. Jisai apie meną visada kalbėdavo kaip apie sąlygotumą, netiesioginumą. Jis sakydavo, kad pats aukščiausias meno lygis yra taiklus nepataikymas. Kaip šauni į akį, bet pataikai į antakį. Netoli. Dar vienas labai jam imponavęs žmogus buvo Kosų Aleksandravičius, Aleksandriškis. Ir jisai labai dažnai cituodavo šitą klaidžiojančią liepsnelę, Grenoblį parašytą 37 metais. O balta, o plati kaip žiema ir tuščia tartum popierio lapas. Tu kvepi tą geltoną žemę iš kapui iškasto kapo. Kur tu, o pavasario kvapas? Ne, tu žemė pavirtus žemė. O balta, o plati kaip žiema ir tuščia tartum popierio lapas. Išsprogdinus pavasarį lepų ar išėjus ugnim nežymę, prašnekėsi gražiai iš anapus, aš ant žemė, pavirtus žemė, o balta, o plati kaip žiema. Aš daugiau dar vieną pasakysiu, Mačernio šitą eilėraštį kartais jis mėnesį nebūdavo ir įeidavo išalkęs, nesiprausęs, nusikrapštęs, spuogai tokie teka. Jisai turėjo tokią, ligą ar egzemą, nežinau, jis ilgai ant saulės negalėjo būti, o kartais juk tos vasaros būdavo tokios negailestingos. Jis ten skrybelių kažkokių neturėjo. Taip kad, sakau, kartais jisai atrodydavo klaikiai. Mes iš karto eidavom arba į pirtį, arba žmona ten kažkokie pašildydavo vandens praustis ir panašiai. Bet kartais įeidavo Justinas, jis nei labas, nei pasakojo, kur buvo, kur nakvojo, ką valgė, jis pradėdavo sakyti šitą Vytauto Mačernio eilėraštį. Jau jisai, aš jau beveik ir mintinai išmokau. Vėlų rudenį, kai įdienojus saulė šalto aukso spinduliais erdves nubarsto, rodosi dangus šio mirštančio pasaulio panašus į mėlyną stiklinį karstą. Niekur nesustoja žvilgsnis ilgesingas, skrodžia tuštumos beribį okeaną, vasaros linksmi dievai seniai jau dingo, jie apmirę Hado šalyje gyvena. Ir taip Justinas visą laiką nušvisdavo ir sakydavo, va, šitas tas trečiasis posmas viską griauna ir viską sustato į tikrasias vietas. Bet poetas ciklo paslaptį išskaitęs regi Gracijos sulėtintą į šokį mirštančioj gamtoj. Kadais.
pati dievaitė įkvėpimo apsvaiginta jį išmokė po sustingusių ir statiškų paveikslų įžiūrėti ritmą, kuriantį ir veikslų. Matot, visa ta aplinka, jisai grįžęs iš lagerių, iš to šalčio, iš tų netekčių, mirčių ir panašiai, bet poetas ciklo paslaptį išskaitęs regi gracijos sulėtintai šokį mirštančioje gamtoje. Kadais pati dievaitė jį išmokė po sustingusių ir statiškų paveikslų įžiūrėti ritmą. Ten atrodo, kai jau visai kažkas tik plevena, o pasirodo čia ir esmė kaip tik. Žiūrėkit, aš daug turiu tos ikonografijos pasiruošęs ir čia va Justinas lagerį, tokia nuotrauka. Jis man sakė, vieną kartą nusileido kasti anglių ir su tuo vežimėliu ropoja, ten tie, kurie prikerta tų anglių, priverčia šitą į vežimėlį ir jiems tenais reikia su tais diržais pasikinkius tempti bėgiais vežimėlius iki lifto ir to liftu ten sukelia ten porą šimtų metrų į viršų. Ir sako, tempiu ir, ir šalta, ir nevalgęs, ir galvoju, ir nebetempsiu. Ir sako, sukniubau ir jau galvoju, jau paskutinioji. Bet staiga, sako, justi kažkoks, jis tą vidinį balsą, jis paisė ir jo klausė. Sakė, justi, kelkis, tempk toliau, kuo greičiau. Ir jisai, jis toks žmogus. Jeigu jisai mato, kad reikia, kažką sako, jisai tempia ir tada griūtis tenais toj vietoj, kur jis ką tik buvo. Ir tikrai, jeigu jis nebūtų pasitraukęs, būtų žuvęs. Po to ten lagerininkai kiti, Justiną prisimena iš lagerio, sakė vieną kartą, ten eina po darbo ar ten sekmadienį parūkyt, o ten buvo įvairūs, tenais ir britai, ir prancūzai, ir graikai, ir japonai, ten tie politkaliniai įvairūs buvo. Ir sako, Justinas atėjo ir pasakė, kad šiandien aš nedalyvausiu diskusijoje, nes mano motina mirė. Ir visi, sako, iš kur, Justina, tai tu žinai, ar laišką gavai? Ne, negavau, žinau. Ir po to iš tikrųjų taip sužinojo, kad iš tikrųjų tą dieną taip ir įvykę buvo. Jo, čia kažkur liktai, matot, mes su juo susipažinom, kai aš mokiausi dailės mokykloje. Ir Arvydas Šaltenis tuo metu dėstė toj dailės mokykloje. Ir Justina, aš neatsimenu, kaip jie susipažino su Justinu Mikučiu, kažkaip liktai jisai kažkur yra pasakojęs. Aš esu jį paišęs maždaug nuo 13-14 metų. Aišku, tie prasti mano tie piešiniai tuometiniai. Ir mes tuo metu tikrai kontakto jokio neturėjom. Bet mes pradėjom draugauti aktyviai, smarkiai draugauti kiekvieną savaitę, kartais kas antrą, kas trečią dieną jis ateidavo į dirbtuvę. Tada, kai įstojau į Dailės institutą ir maždaug nuo antro kurso vidurio. Tai buvo kokia 75 metų jau pabaiga ir 6 pradžia. Jau tuo metu aš pats menininkas buvau, man nebeįdomu buvo tai, ką Dailės institute tenais dėstytojai profesoriai pasakoja.
Bet tuo metu Arvydas Šaltenis, jau ten irgi dėstė tuo metu institute, jis Justiną Mikutį pasikviesdavo kaip pozuotoją. Pozuotojams už valandą pasėdėjimo mokėjo 1 rublį. Tai jis, jeigu galėdavo 5 valandas pasėdėti, 5 rubliai tais laikais iš lagerio grįžusiam žmogui, jis už rublį galėdavo išgyventi, maistui užtekdavo tais laikais. Mano tėvas, universiteto dėstytojas buvo, jis iš rublio gyveno, jis taip sakė. Kefyro, batoną, daug nereikia. Dabar čia galima visokių šposų prisigalvoti, bet tais laikais nebuvo ir kažkaip ir nereikėjo. Tai jam tas pozavimas buvo ir patogus pragyvenimui. Bet mums jos paišytojams mes buvom studentai. Ir kol jisai sėdėdavo, jis mums buvo tik šiek tiek įdomus. Tai kaip obuolys, kaip ąsotis, kaip kiekvienas piešiamas objektas. Bet būdavo 45 minutės paišoma, o 15 minučių po to pertrauka. Ir per tą pertrauką Justinas Mikutis atsiriždavo ir pradėdavo pasakot apie gyvenimą, ir deklamuodavo, ir visokių, jis kiną išmanė. Jis Žemuogių pievelę, Bergmano sakė, 11 kartų ėjo. Jis pamatė ten tiek meninio mąstymo, kad jis galėdavo, jis triumfuodavo, kai išgirsdavo tikrą daiktą. Nes Lietuvoje tikrai tų tikrų žmonių ir gerą meną darančių tikrai buvo labai nedaug. Čia, man atrodo, kažkur Dzūkijoje jie į Piliakalnį lipo. O čia yra tos Požerskio nuotraukos ir jų gal 7, man Romas atsiuntė gal 7 kadrus. Čia yra bažnyčia Kantaučių, į kurią jisai ir nuo vaikystės ten eidavo, nes čia jau jo parapija, tie Kantaučiai. O čia šitas prieki, tai yra zakristijonas tuometinis. Čia maždaug tokie 80 gal 6 metai, man atrodo. Gintališkės. Aš sakiau Kantaučiai, atsiprašau, Gintališkė, taip, teisingai. Kantaučiaus man pačiam truputį svarbi ta parapija, todėl. Kantaučiai. Matot, jisai net tam zakristijonui pradėjo pasakot apie Gintališkės stacijų ten grožį ir išskirtinumą. Kadangi, matot, buvo laikas, kai aš su juo norėdavau dažnai būti, bet kartais jis truputėlį įkyrėdavo. Ir, jis ateina, aš dirbu savo darbus, arba man reikia važiuoti į Kauną pas savo senolį, jis Kaune gyveno. Ir sakau, vieną kartą važiuojam kartu pas mano senolį. Jis toks savamokslis menininkas buvo, geras menininkas. Vincas Vasiliauskas. Ir mes atvažiavom, pasižiūrėjom, senolis parodė savo paveikslus. Justinui kai kurie dalykai tikrai patiko. Bet man įdomiausia tai, kad senolis, jisai elementarus, normalus žmogus. Jisai vakare Justinui Mikučiui pradėjo pasakot, ką rytoj pusryčiam jisai darys. Grikių košę, papjaustys lašinukų ir su spirgučiais. Tai buvo taip nejustiniška, kad po to mes rytą atsikėlėm jau pusryčiaut. Senolis sako, mūsų svečias išėjo nevalgęs.
jisai dingo kuo anksčiau. Dėja, jis toks buvo. Tai aš pabaigsiu šitą Požerskio, šitos gražios kadrus. Matot, jisai toks, Justinas Mikutis buvo įtemptas žmogus. Kai mes su juo smarkiai bendravom ir po to mano dirbtuvė buvo kaip vienas iš mano tėvų buto kambarių, tai jis kartais išgėręs būdavo, kartais visai nesiprausęs, grįždavo iš Leningrado ar Maskvos, nes ten, man rusai sakė, kad tie disidentai, sako, vsie съезжались на Юстаса. Visi, kai sužinodavo, kad Justinas atvažiuoja arba į Leningradą, arba į Maskvą, suvažiuodavo tie buvę lagerininkai iš kitur, disidentai, vertėjai. Taip, kad būdavo kelios paros labai įdomių susitikimų. Bet čia ką rodau, tai čia yra jau yra porą metų. Jeigu 86, tai porą metų prieš mirtį. Ir žinoma, matosi, kad jau žmogus toksai įkaitęs. Čia geri tokie iš apačios kadrai padaryti. Požerskis. Ir čia dar kokia 8 ar 10 nuotraukų buvo atsiuntęs kitas fotografas Arūnas Kulikauskas. Jis dabar Deltuvoj gyvena, grįžo iš Amerikos. Tai čia yra nuotraukos Dovainonyse prie Kauno, čia yra tokia sodyba, mes ten kelis kartus esam kartu buvę. Tuo metu, kuomet šičia darytos nuotraukos, aš nedalyvavau. Čia jisai su Arūnu Vaitkūnu. Čia už Justino dar Obcarskas. Nežinau, kas ten su gitara, gal čia Varkulevičius, neatsimenu. Matot, toksai gerokai sunykęs žmogus. Bet net ir tam Agrastovynė Geda pasakoja, sako, buvo suvažiavimas pas jį namuose, pas Sigitą Gedą. Ten, gal kokie 10 žmonių suvažiavę ten, iš Čečėnijos, tas poetas puikus Aigy. Ir ten, nežinau, ar jie degtinės turėjo kažkiek, ar vyno. Ir jau Justinas sako, taip ant kresliuko pradėjo snausti ir kažkas iš svečių pasakė, kas tas Kristus, buvo toksai vargšelis, žmogelis, vaikštinėjo ir sako, kai pašoko Mikutis, sako, taip jis buvo vargšelis, bet turėjo dieviškos ugnies. Jo, čia yra plakatas, kai Justinas 88 numirė, tai kitais metais, 89, organizavau jo metiniam skirtą parodą dabartiniai prezidentūroje, tuo metu buvo Meno darbuotojų rūmai, didelė paroda ir aš specialiai pervažiavau menininkus, gal kokie 20 menininkų, kurie su Justinu bendravo, Kisarauskai, Vildžiūnai, Repšys, Kuzma, Rožanskaitė ir Piekuras, ir visi turėjo arba piešinių, arba tapybos, ar lipdė, ar dar kažką. Tai kai kas čia ekspozicijoje ir iš tų dalykų, iš to periodo ir buvo. Tai mano giminaitis Karpavičius Eugenijus, jisai
svainis mano, bet jau senai miręs. Jis padarė šitą plakatą, į centrą įdėjo Audriaus Naujokaičio nuotrauką. Ir matot, forma čia yra Gedimino stulpai. Matot, ir Karpavičius dalyvavo Japonijoje plakato parodoje ir šitas plakatas laimėjo kažkokią gerą prizą. Bet apačioj rusiškai užrašyta ta spaustuvė, kurioje atspausdinta Šumausko spaustuvė, tenais ir tiražas ir panašiai. Taip kad dar galiu truputėlį sugrįžti prie jo pabaigos, prie jo mirties. Aš buvau išvykęs su šeima į Žemaitiją ir sužinojom, kad jau Justinas labai blogai ir aš atvažiavau ir tada, nežinau, pasitaikė, kad pas mus namuose buvo Algirdas Dauknys kunigas ir sakau, Algirdai, važiuojam, nes gali būti, kad reikia paskutinio patepimo Justinui Mikučiui. Ir taip iš tikrųjų ir buvo. Ir nuvažiavom, dar jisai su sąmonė buvo, bet, gal ne su sąmonė, būtent, gal beveik be sąmonės, bet dar nemiręs. Tai ten kažką tokio. Mes išėjom iš palatos, kunigas atliko apeigas ir jau mes tada įėjom ir Justinas vienoj lovoj ir dar kokie 7 tokie miruoliai. Pradėjo savo žaizdas rodyti, randus, pjūvius ir panašiai, bet ten, matot, ten tas toks Vilniaus rajonas, kovo 8-osios ligoniniai, tokie pusiau rusai, lenkai, tenais tuteišai daugiausiai. Tai tas kunigas sako, gal dar kas nors nori paskutinį patepimą. Kažkas pakėlė ranką. Tai mes vėl išėjom, jau tenais jie, kad išpažintis būtų tokia tikresnė. Žmonės pirmą kartą gyvenime šitokį daiktą darė, bet žinokit, visa palata priėmė, jau norėjo išeiti kunigas ir dar kitas kelias, dar kitas. Tai vėl, aš nenoriu irgi piknaudžiauti, spekuliuoti, bet man tas apsilankimas pas Mikutį ir po to ta visa bendruomenė kažkaip sukrikščionėjo ir kažkaip susitaikė su Dievu, tai tas buvo gražu. O po to jau po mirties pasirodo, kad tą pačią dieną, tik tai kitų metų, Audrius Naujokaitis su kunigu Vasiliausku dar važiavo irgi paskutinį patį. Man nepasakė, kad važiuoju, patys nuvažiavo, taip kad 2 kartus. Taip kad vėlgi kažkaip mikutiškai šitie dalykai. Gerai, mes važiuokim. Čia šiek tiek mano paties tokių nuotraukų. Čia jisai. Čia iš skaidrės truputėlį drėgmės gavo, čia mano dirbtuviai, bet tokia irgi mikutiškai. Žinokit, papasakosiu tokį momentėlį, kuris iliustruoja Justino poziciją. Jis mūsų šeimoje, tenais mes gyvenom tuo metu buvusioje žydų viloj, vėliau sovietmečių ten buvo vaistinė, bet buvo patalpa, va čia jis kaip tik sėdė toj patalpoj, ten pakūrendavau pečius ir būdavo ir šilta, ir erdvu, ir panašiai, ir skambėdavo muzika, ir galėjau paišyti, tapyti ir kalbėtis su juo. Ir vieną vakarą jie, kadangi mes ten irgi taip gana kukliai gyvenom, svečiai būdavo guldomi į sudėdamas loveles. Bet Justinui tai be ceremonijoje jisai įpratęs ant narų, ant žemės, ant suoliukų, bet kur.
Ir jis jau buvo atsigulęs, o aš grįžau iš Vilniaus ten autobusu ir buvo žiema ir tokia vėtra, tokia pūga ir lempos šitą gatvėj lempos šviečia smarkiai ir prie mūsų namo, ten Jeruzalėj, važiuojant į Santariškes dabar, stovi moteris apsikotojusi, tokia, su skara ir laiko didelį paketą, turbūt patalinės į kažkokį maišą baltą susukusi. Ir aš klausiu, ką čia daro, ir rusiškai kalbėjo. Tai, sako, mane sūnus išvarė iš namų. Tai sakau, ar turit kur nakvot? Sako, neturiu. Ir stovi, ir čia snaigės košę. Tai sakau, einam čia pas mus. Ir aš su ta babuška užėjau į namus ir Justinas pašoko iš tos sudedamos lovelės. Aš sakau, čia Justinai bus pažįstama ir kartu miegosit ant kitos lovelės. Tai ji porą savaičių pas mus pagyveno ir po to dingo. Man atrodo, kad ji tokia buvo, tokia ne viso proto, bet gero būdo tokia. Tai po to Justinas sako, esi griežnas žmogus, bet sako, už tą babušką, sako, tau daug bus atleista. Ja. Žiūrėkit, ką čia mes dar. Aš šiek tiek parodysiu savo paties piešinių ir tapybos darbų. Čia yra 81 metai. Tad Alantos dvare yra galerija ir joje esu padaręs Justino Mikučio salę tokią, tai čia šitoj galerijoje padovanota tenais savivaldybės nuosavybė Molėtų. Čia kito piešinio fragmentas. Mes, matot, su juo važiuodavom į kelionės, kartais į Žemaitiją, kartais esam kelis kartus į Nidą važiavę, nes mes bendravom. Aš turėjau tokią pažintį su Nidos girininku Krištapavičiu ir jisai mėgo Justiną Mikutį, klausydavo tų kalbų, o žinokit, mėgti Justiną Mikutį labai mažai kas mėgdavo, nes jis labai dažnai įkyrėdavo ir kartais jisai jis galėdavo lipti ant kupros su savo mintim, idėjom, nuoskaudom ir panašiai. Taip kad čia yra 82 metais mes Nidoj, o Justinas atsigulęs, šitas gal silpnesnis truputėlį. Čia Sangina irgi 80 gal 3 metai. Čia šitas irgi Alantos dvaro galerijoje yra. Gana toks tipiškas, jisai taip būdavo kaip X-as toksai. Ir jis visą laiką judėdavo kažkaip jo rankos. Aš kai sužinojau, kad šita paroda vadinasi Keleivis eina, čia gražus pavadinimas, bet aš su Justinu niekaip negalėčiau susieti, nes Justinas niekad neidavo. Jis visą laiką, toks bėgantis buvo, toksai judantis. Mes mišiose sekmadienį jisai negali normaliai pabūti suole, jis eina į bobinčių ir ten laksto, po to, kai jau pakilėjimas, jis ten priklaupia, pabūna ir vėl pradeda lakstyti. Dėja, toks jo būdas. Ir žinoma,
kartais milicininkai gatvėje jį pamatydavo, kažkoks beprotis, liktai plevesuoja, laksto ten. Ir aš esu keletą kartų dalyvavęs tokioj situacijoje, kai jį bando jau semti. Ir jis tada pradeda rėkti, bet jis turėdavo tokį klaikų balsą, tokį gerklinį, tokį žemą, kai atrodo, tas balsas išgriaus visas sienas. Ir net milicininkai nuo jo pabėgdavo, nes pamatydavo, kad su šitokiu jau geriau neprasidėti. Ir tarp kitko, kita panašaus likimo moteris, Elvyra Kairiūkštytė, buvo irgi taip pat. Irgi turėjo tam tikro ir šizofrenijos simptomų ir kartais pabūdavo ligoniniai, bet jeigu ją irgi imdavo, jinai pradėdavo rėkti ir nei karto nepaėmė. Jo. Man atrodė, kad Justinas, kai sėdi ar pozuoja, ar kaip nors tie pirštai beveik lenda į kiaušą, į galvą. Šičia jisai sėdi mano krėslę, čia irgi krėslė, čia toks trigubas, čia irgi toj Alantos galerijoje. Čia šito ekspozicijoje šitas piešinys yra kažkur pradingęs šitą. Buvo išrinkę organizatoriai parodos, bet nesuradau, kur aš tą piešinį padėjau. Toks neblogas liktai. Čia Justino Mikučio tokia poza. Jisai užsiimdavo galvą užkeldamas ir jis taip ir miegodavo suėmęs galvą. Kartais jis miegodavo užsiklojęs tik tai galvą ir krūtinę, o visa pačia neužklota. Irgi labai įdomu. Jo, čia tokį, irgi čia yra šitoje ekspozicijoje, matot, vieną kartą mes su Justinu nuėjom į pirtį ir aš jo niekad nereguliuodavau, jis manęs gal irgi ne. Mes vienas kito neklausydavom. Prašymų, nurodymų ar pasiūlymų. Ir aš prie pirtį nusirengiau ir jau einu ten, kur jau karšta, kur visi muilinasi ir pasiėmė ten tos plasmasinius tos bliūdus. Ar tais laikais nebuvo plasmasinio, tai buvo metaliniai tazai tokie. O Justinas įėjo su žiemos paltu ir su batais. Ir visi nuogi, sėdi diedai, tenais kaitinasi baltos putos ir staiga Justinas nusiima kepurę, prasisaksto paltą ir viskas krenta. Ir jis nusirengia ir tos putos tampa pajuodusios nuo jo. Deja, aišku, buvo labai nemalonu prieš žmonės, bet aš noriu papasakot Mikutis koks. Bet žinoma, tai jam gerai, jis to daikto nebūtų daręs, jeigu žmona nebūtų įdėjus mano išskalbtų ten kelnių, marškinių, švarko, palto kažkokio ir panašiai. Jis apsirengė, po to nusimazgoja ir panašiai. Bet ta sovietinė aplinka, galite įsivaizduoti, tokia pilka, gana tradiciška, tokia visi, taip stengiasi. Dabargi, kai statistika pasako, 130 000 saugumiečių buvo. 130 ir panašiai ir komunistų partijos narių. Jie nebūtinai dubliuojasi. Justinas Mikutis buvo absoliučiai negalėjo pakęsti tų
tikrų prisitaikėlių. Jis negalėjo žiūrėti į tuos ponaičius, kurie važinėja gerom mašinom, turi geras algas, važiuoja į užsienį, į Paryžių, į Londoną tais laikais. Justinas buvo absoliučiai neišvažiuojantis žmogus. Ir vienas iš pačių nemėgstamiausių žmonių ir kūrėjų buvo Justinas Marcinkevičius. Taip kad, bet jisai vis tiek turėjo humoro ir sako, tuo metu vyko palaiminimo byla Jurgio Matulaičio. Tai sako, abudu suvalkiečiai, sako, jeigu Matulaitį paskelbs palaimintoju, tai sako, bus atpirkta ir Justino Marcinkevičiaus gėda. Nu, taip ir įvyko. Nors čia dabartinės pastangos žmonių, kad ten paminklus, gatves, aikštes vadinti, tai čia nesusipratimas. Nes iš tikrųjų yra, tikrai turiu surinkęs medžiagą labai sunkią, blogą Marcinkevičiaus atžvilgių. Apie tai mažai kas kalba, nes prisidėjo ir prie Mindaugo Tomonio mirties, jo kūryba ir tiek to, kaip jau yra taip, čia visko nesutvarkysi. Justinas, matot, labai apie politiką kalbėjo. Jis taip, kaip galėdavo analizuoti paveikslą arba kokį nors Bacho, kai jis ateidavo, sakydavo, Justinai, mes pavalgom vakarienę ir dabar kokios 3 valandos yra paišymo ir muzikos ir kažkiek jisai kalba, bet sakau, ką nori klausyti, ką norite, mes nėjom į tu. Jis visada norėdavo Bachą klausyti, kantatas, kartais vargonus, kartais Jono, kartais Mato pasiją. Ir kartais, aš kažką paišau, ne jį, savo reikalus tapau ir staiga, klausyk! Ir pavyzdžiui, ten Beethoveno 3 koncertą, smuikui, fortepijonui ir violončeliai. Ir turėjau šitą diską, jam labai patiko, nes ten vienoj vietoj Justinas prašydavo pakartok, aš tą plokštelę perkeliu ir vėl ten tema vystoma ir staiga jinai pradeda birėti, blum. Ir pauzė. Ir staiga vėl ta tema toliau tęsiasi kažkaip. Justinas net kartais sakydavo, sako, mene svarbu pauzė. Sako, kai autobuse važiuoja arba troleibuse ir staiga būna kažkokia tam sankryža ar kažkokia žmogus, katė ar dar kažkokios ir troleibusas smarkiai sustabdo. Jis sako, visi griūna į priekį. Natūraliai griūna, kai kas pargriūna, kartais susilaiko, bet būtent ir Bacho šitos pauzės, jos sako, be tų pauzių nieko nebūtų. Jisai čia parodoj truputėlį apie tą neveiksnumą ar neveikimą, šičia yra pasakojama. Jisai apie tai kalbėdavo, bet jisai, matot, jis kupinas buvo tokių paradoksų. Čia visi pedagogai, norėdami, kad jo mintis geriau išliktų klausytojo ausyse, duoda kažkokį sultingą, kažkokį spalvingą, aštresnį. Aš pasakysiu keletą Justinui būdingų paradoksų. Jis sakydavo, kad Mocarto muzikoje Mocartas, sako, užgydo žaizdas dar prieš joms atsirandant. Ką čia? Gal truputį vėliau prisiminsiu.
Va čia jį nupaišiau, irgi čia ekspozicija yra, po kaldrom jisai guli, kaip tik va sudedama lovelė, čia šitas krosnis įkaitinta. Čia Radvilų muziejui buvo paroda, tai vienas kampas vien tik tai Justino Mikučio čia piešiniai. Justinas Mikutis labai mėgo šitą poetą Osipą Mandelštamą. Jam patiko, kad jisai irgi toksai politinis kalinys ir ten žuvęs, neaiškiai tenais pražudytas Stalino. Ir Justinas sakydavo tą eilutę Mandelštamo: "I ne slишком ли велика лепна от дремучего парка глазам." Ar ne per daug yra akims per didelė puota nuo šito snaudžiančio parko. Tai aš va tą Mikutį nupaišiau einantį tokį liktai parko medžiai, bet yra ir tapybinis variantas, va šičia toks nedidukas ir šitas pats anglimi pieštas. Jo, čia šitas yra nepatekęs į parodą, kaip čia jį padidinti, nelabai moku. Komentuoti aš nelabai čia norėčiau. Šiek tiek man jisai čia, aš jį norėjau parodyti šiek tiek kaip Don Kichotą tokį, su tokia liktai pelerina tokia balta, bet prie kresliuko yra tokia hamletiška kaukolė, matot, tokia irgi tokia liktai lyg Hamleto tokia būti ar nebūti. Bet specialiai dariau tokį pilką, nes Justinas net turėjo pravardę Pelys. Vildžiūnaitė Liudvika jį pavadino, būdama visai mažiukė, nes jis iš tikrųjų, ir jam labai patiko šitą pravardė ir jisai kartais, kai klausdavo, kokia jūsų pavardė, sakydavo Pelys. Padurniodamas šitaip kažkaip. Jo, čia šitas irgi, čia tapiau tokį žirgą, o tarp jo kojų yra jaunas Justinas Mikutis ir aš pats, kuris nori būti menininkas, bet dar tik tai pradžia kažkokia. Bet aš čia norėčiau atkreipdėmėsi į supančiotas užpakalinės kojas. Aš prisimenu, man pačiam reikėdavo kartais pančioti žirgus kolūkio pievoj, bet reikėdavo daryti visą tai priekinės kojos. Bet aš čia specialiai padariau užpakalinės, nes man pasirodė, kad sovietinė sistema yra tokia, arklys absoliučiai bejėgis, jis iš karto griūtų, jeigu jisai pradėtų judėti. Jis priekiniam, jis nieko negali padaryti. Nesvarbu, bet čia yra toks naratyvas nebūtinas. Čia dar toks lygtai Justinas Mikutis centre, aš pats kaip skulptorius ir čia ta balta tokia lygtai Justino figūrėlė. O čia šitas yra, čia žiūriu nuotrauką prastoką, bet yra ekspozicija šitas darbas. Matot, tokia istorija šito portreto, jam lygtai ir patiko, ypatingai jam patiko apačioj prie alkūnės tokia lyg vazelė ir tokia lygtai gėlytė, tokia šakelė. Tai sako, šita gėlytė geresnė už tavo portretą visą. Nesvarbu, bet aš jį pavadinau Weltschmerz. Ir jisai pajuto ironiją.
Nes Weltschmerzas yra pasaulio sielvartas, tai yra Bairono tokia lyg, Bairono išraiška, o tai Weltschmerzais vadina tuos žmonės, kurie nori pasaulį atversti į gėrio pusę, imtis šitą gigantišką misiją. Ir Justinas vieną kartą sako, aš esu ne Weltschmerz, bet taip skausmingai, jisai neišsisukinėdamas, jisai kažkiek keletą dienų nieko nesakė, po to atėjo į dirbtuvę, vėl pamatė šitą darbą, sako, aš esu Weltbeleidigung, tai yra, aš esu pasaulio nuoskauda. Jisai šitos dalykus labai skyrė. Sielvartas yra ironijos, o nuoskauda yra... Taip, aš po to dariau dar vieną portretą ir jau pavadinau šitą Weltbeleidigung. Jisai čia užsimetęs, jis dažnai neturėdavo kuo užsikloti, o būdavo šalta, tai jisai paltų užsiklodavo. Tai čia irgi jisai atsisėdo į krėslą ir dar paltą ant savęs užsimetė. Kai jis numirė, tai mes jį pašarvojom Rapolo bažnyčios Vilniui kriptoje ir aš naktį atėjau, užsidegiau kelias žvakes ir va tą gulinti jį nupaišiau. Jo, dabar bus keli meno kūriniai, kuriuos Justinas Mikutis triumfuodamas pristatydavo kaip etalonus. Tai yra paskutinė Mikelandželo pieta, Rondanini pieta. Jinai yra Milane, Sforzos pilyje. Esu matęs ją jau vėlesniais laikais. Justinas tik tai, žinoma, iš albumų galėjo žiūrėti. Ir jis turbūt žinojo visą tą istoriją ir jam jinai labai patiko, nes Mikelandželas gavo tą užsakymą iš to didiko Rondanini ir jis padarė Kristų ir ant Marijos rankų, tokią pietą. Bet jam nepatiko nes jinai per daug tvarkinga, per daug tobula. Ir Mikelandželas tada, jau būdamas senas, nepamenu kiek ten metų, jau virš 80, jisai nukirto Kristaus galvą ir iš krūtinės iškalė naują Mariją ir naują Kristų ir dar liko čia centre dar trečia ranka, kurios jisai nenumušė, nenukirto ir tokia lyg globojanti ta ranka. Ir ta visa kompozicija į tokį įtemptą tokį lanką ir kartu švelni, bet ir kartu tokia... Tai Justinas ką sakydavo? Sako, kur yra didybė Mikelandželo, jis suprato, kas yra tobulumas, bet jis pajuto, kad mene tobulumo neįmanoma padaryti ir jis padarė tobulą ir po to iš tos tobulos grįžo į netobulumo situaciją. Ir taip ir liko. Jo, iš šiuolaikinio 20 amžiaus jam Henry Mooras labai patiko, dėja čia nuotraukų gerų neturiu. Jam čia ta karalius ir karalienė ir jisai akcentuodavo šitų dviejų bicepsų, šitų rankų įtampą. Vienas su kitu tokia lyg tai nesuartėjimą. Šalia, bet niekaip nesiliečia. Ir karalius, karalienė abudu turi savo tam tikrą statusą. Bet jam va būtent dėl šitų trapumų. Aš pamenu, buvo pas Vaitkūną, man atrodo, Arūną, nes kadangi mes su juo vienam kurse studijavom, tai kartais būdavo ir pasiautimai dirbtuvėse. Tai pas jį dirbtuviai buvo
pastatyta ant molberto balta drobė ir buvo sugalvota visi, kas nori, tapom ant viršaus. Ir Justinas sėdėjo. Nu ir jau ten buvo pripeckiota, kažko pripaišyta, nu, o Justinas nenori būti kitoks, jis nori, nu, solidariai. Tai jis paėmė patį tokį ploniausią teptuką ir vieną taškiuką kažkokią vietą įdėjo, nu, ir mūsų visus išdūrė, kad mes čia nesąmonės darom, nu, bet jis kartu, kadangi vienoje valtyje sėdit, nu, tai jis irgi prisidėjo prie šito. Tai jam šitie tokie mažiukai, aš dar gal neatsimenu, aš įtraukiau šito, nu gerai, neperšokim, šičia yra Salvatoro Dali paskutinė vakarienė. Irgi jisai apie jį daug turėdavo kalbos. Matot, tai yra veidrodinis. Viena ir kita pusė yra vienodi šitie apaštalai, tik tai Kristus, bet Kristus irgi toksai labai šiuolaikinis. Ir Justinas labai kalbėdavo apie tą Dievą tėvą, kuris, nu, vėliau, nu, prieš kokią 30 metų, kai aš vadovavau mažai studijai, Amerikoje buvo tendencija moterų vienuolių iškelta mokslininkių, kad į Dievą galima kreiptis ir kaip į moterį. Kodėl Dievas tėvas? Gali būti Dievas motina ar motė, ar kas bebūtų. Ir tą, prisimenu, Elizabeth Schwarzkopf, šitą vienuolį, ir Jonas Paulius jai net kažkokią premiją davė už jos knygą. Ne he who is, bet jos knyga vadinasi She who is. Ta, kuri yra, ne tas, kuri yra, bet ta, kuri yra. Tai čia irgi truputėlį Justinas sako, kad čia ir tos krūtinės kažkokios gali būti vyro, bet gali būti moteris, bet taip nepereita į tą vulgarumą ir panašiai. Jo, iš architektūrų jam Antonijo Gaudžio tai buvo irgi triumfavo. Nu, Justinas buvo gotikos mėgėjas, bet Justinas sakydavo, Vilnius yra ne baroko miestas, o gotikos miestas. Nes barokas labai yra gotiškas, labai originalus, tiesiog Europos kontekste. Šičia yra Giolio parke irgi Antonijo Gaudí. Nu, labai daug tokių ir modernių, bet ir gotikinių tokių elementų. Ir šičia irgi tas Casa Batlló, toks Barcelonai. Jo, šičia yra Gliaubicas irgi Justino apdainuotas, išgarbintas, nemoku padidinti. Nu, žinot, čia yra universiteto Švento Jono bažnyčia ir Justinas nuolatos akcentuodavo apatinę tą dalį, suskirstytom tom rustikom vadinamom. Jis sakydavo, kai atsistoji prieš šitą fasadą, pradedi drebėti, nes baisu, kad nenukristų viskas, nes tos rustikos, jos palieka tokį nebalansuotą tokį vaizdą. Iš interjerų, tai žinoma, jam buvo šventos dvasios va šita Domininkonų bažnyčia, Domininkonų gatvėje. Irgi Justinas sakydavo, ta bažnyčia atrodo perkrauta, visko daug, tos linijos ir spalvos, ir altorių gausybė. Ten, nu, jeigu nuvažiuojat atidžiau, pasižiūrėkit, ten visokių ertmių, Gliaubicas padaręs, bet sako, reikia sulaukti, kada pradeda grot vargonai.
šitoj va bažnyčiai. Ir kai pradeda grot, pasirodo viskas to, ko reikėjo, nieko ne per daug, bet reikėjo vargonų. Ir staiga daug, bet kartais dar padaugini ir vėl viskas gerai. Tai čia vėl Justino mėgtas toks paradoksas. Nu tai ten be vargonų, o šičia dar prieškarinė nuotrauka su vargonais. Jo, ir iš modernistų Justinas, nu gerai, mes važiuodami į Maskvą, Leningradą, ten tų Sezano žiūrėti, Rembrandto, žinoma, mes tenais daug valandų esam praleidę, bet ten yra ir keli Žoržo Ruo piešiniai spalvoti ir čia parinkau jum iliustruoti. Čia jisai tokias laisvo elgesio moteris paišė pradžioj, o po to labai religinių pasidarė. O čia Kristų paišė, Kristaus veidas, Veronikos drobulė. Jo, ir Justinas, labai mėgo šitą karalių. Ir vėl jisai, matot, rankoj turi gėlytę. Ir sako, kaip tą jo karališkumą ta gėlytė apvaisina. Ji iš tikrųjų, pradedi karalium tikėti tik pamatęs tą trapę mažą gėlytę. Ir kodėl Žoržas Ruo jam labai įdomus buvo ir kaip jisai jį susiejo su gotika. Nes Ruo prancūzas, o Prancūzijoje ir pačiam Paryžiuje yra kelios koplyčios senos, viduramžinės, ta karališka koplyčia ir ypatingai Šartre, kiek ten apie 100 kilometrų nuo Paryžiaus, yra nuostabus tie vitražai, bet ten yra, jie sujungti švino jungčių. Ir tos švino jungtis, jos trapios, jos genda. Ir Justinas sako, kad Žoržas Ruo tas jungtis irgi daro, bet tokias, kai kur sujungia stipriau, o kai kur atpalaiduoja, atleidžia. Ir tada atsiranda tokia įtampa, tas meninė, kaip Justinas sakydavo, svarbiausia yra meninis mąstymas. Jeigu gali bet ką daryti, gali vaidinti menininką, gali vargšą, gali turtingą, bet jeigu nebus meninio mąstymo, nebus nieko. Tai jisai va šitais tokiais trapumais jisai norėdavo kažkaip iliustruoti ir paaiškinti to, ką jisai laukia iš mūsų, iš jaunesnių kūrėjų. Šičia yra biblinis peizažas, labai gražus. Irgi tokia lyg Jozapas su Marija ir lyg tai Kristus tarp jų, bet ta saulė viršui ir tie medžiai kažkokio. Ir tas dangus beveik kaip arka tokia katedros. Jo, čia įdėjau kelis piešinius Elvyros Kairiūkštytės, kur sakiau, kad jinai tokia komplikuoto gyvenimo, bet aš turiu įsigijęs kokį daugiau 100 piešinių tos Kairiūkštytės ir kai kuriuose jinai Justiną Mikutį paišo. Tai čia apatinė šita figūra yra Justino Mikučio portretas, o jinai savo autoportretą virš jo galvos nusipaišė. Čia Justinas Mikutis yra ranka priglaudęs, o čia jinai pati tokia save, tokia šiek tiek pompą padarė tokia. Ne jinai tokia buvo labai krūtinga nei ką, bet jinai gal nupaišė save tokią, kokią norėjo būti. O ji pati pamestinukė buvo, tai su Justinu kažkaip, aš nežinau, ar jie buvo pažįstami. Gal tiesiog žinojo vienas kitą, bet
tie keliai nebūtinai susikirto. Ir čia va dar vienas Justino portretas Elvyros nupaišytas irgi centre. Jo, čia mano paties darbas, kurį Justinas Mikutis tikrai gerai vertino. Sakė, čia žinok, sako, tu, kartais, Justinas sakydavo, kartais menininkai net nesupranta, ką jie patys padarė. Ir aš prisimenu, ką Justinas sakė. Sako, į jį žiūri kaip į žmogų, randi Kristų. Bet jeigu jame ieškai Kristaus, randi žmogų. Ir tokia įtampėlė tokia. Tai aš po to padariau jau po jo mirties dar kelis variantus. Tik atsiprašau, bet čia nelabai šviesi nuotrauka. Čia dar kita figūra. Čia nedidelis šitas darbas, bet šitą darbą pamatė ten toks vokiečių kunigas ir mane pasikvietė freskas daryti į Lauterbachą, į Vokietiją 95 metais. Tai aš pagal tą patį padariau dar didelį 4 kvadratinių metrų šitą lygtai prisikėlęs Kristus. Tai mano ilga paskaita, atsiprašau, bet... Oi, tęsis.